100 kilo aplink Vilnių, 3-4 atkarpas. 3 atkarpa - Tuputiškių serpantinas ir Burbiškės. Tuo pačiu ištestuosim 2 naujus Tactical Food skonius, kurių nesu bandęs. Ir papasakosiu jum, kaip tos atkarpas. Apie 3 atkarpą absoliučiai nieko nežinau, bet 4 atkarpą visai neblogai pažįstu. Bet apie ją vėliau. Tokia radas protinė. Kaip ir praeitą kartą stengsimės eiti vien ženkliukų pagalba, nors turiu įsijungęs ir laikrodį. Nors čia dabar toj pradiniai duobėjai jam gan sunku suprast, kur mes esame. Bet yra ženkliukai. 200-300 metrų asfalto ir jūs vėl miške. Ir nors nuo praeitą ėjimą praėjo tik 2 savaitės, akivaizdus pokytis miške, nes jau akivaizdžiai atėjo ruduo. Kur praeitą kartą stebėjus, kad dar medžių lapai žali, dabar jau akivaizdžiai rudenėlis ir jau ganėtinai pusėjęs. Biškutuką jums pamelavau. Tako pradžioj į mišką papuolė tik kelių 100 metrų ir tada apie 3 km eini miestu. Priemiesčių. Ne pats baisiausias dalykas, bet tikrai ne to, ko čia susirinkom. Bet miestinę dalį jau praėjom, panašu, kad ten bus labai gražu. Labai trumpai apie rūbus, tai lauke nėra šalta, maždaug taip pat kaip buvo praeitą kartą +8. Gal tik biški drėgniau. Ir vėja gal biški daugiau, nes lapų ant medžių nebėra. Tai ypač intensyviau einant tikrai šilumos netrūks, netgi vietom šiltoka. Nors esu tik su striukė, kuri yra visiškai be pašiltinimo ir vienu vidutinio storio termopatiniu. Thermowave Merino Extreme. Ir vietom biški pasidaro karštoka. Bet aš puikiai žinau, dėl ko karštoka, nes mano kuprinė nėra pritaikyta ėjimam. Pasimkim ir parodykim. Ir jie turi labai gilę ir minkštą galinę dalį. Net dabar, kai spaudžiu, jinai drėgna. Ir labai patogi nugarai. Ir labai patogu, kai laukia biški šalčiau, bet kai laukia šilta arba veikiat kažką aktyvaus, tokia minkšta ir storesnė nugara padaro, kad nugarai dažniausiai karšta. O to labiau niekas nekvepuoja, kai ten viskas įsispaudė į nugarą. Ir dėl to tai duoda nemažai šilumos. Bet būtent kuom gerai Merino vilna, kad net biški sudriekus, jinai vis tiek išlaiko šilumą. Tai jeigu veikiat kažką daug aktyviai, labai siūlau rinktis Merino vilną. Ta pati priežastis, dėl ko medžiotojai mėgsta Merino vilną, nes iki bokštelio gali būti, kad reikės gan sunkiai eiti, sukaisit, sušlapsit, atsisėdot bokštelį, jūsų termopatiniai šiek tiek drėgni, bet kadangi jie iš Merino vilnos, jie sulaiko jūsų šilumą. O mus takas biški išvedė iš miško, prisiliečiam prie gatvės ir einam atgal. O žmonių einančių takų be manęs absoliučiai 0. Panašu, kad ėjom Liepkalnį. Kaip sakiau, 3 atkarpos nepažįstu, tai tiesiog einu, kur rodyklės rodo ir smagu pamatyti atpažįstamą objektą. Jau beveik 10 km. Manau, kad jau laiks sustoti ir pradegustuoti pirmą Tactical Foodą. Tikiuosi, kad vieta nėra per daug vėjuota, bet kokia išpuolė 10 km tokia jau ir gavo. Pradėsim nuo Tactical Food su vištiena ir kariu. Turiu prisipažinti, kad nesu didžiausias kario mėgėjas. Jums prireiks puodą pasišildyti vandeniu, nes jį reikia užpilti vandeniu. Dujų tam pačiam vandeniui pasišildyti. Viryklės, kurie dėsit ant tų dujų. Vandens ir pačio Tactical Food. O kas čia dabar? 300 ml ir lauksim 8 minutės. Kai pasistato dujų balioną, patikrinkite, ar jis stabiliai stovi, nes viskas gali apvirsti. O to jūs nenorit. Tai trumpai apie Tactical Food. Tai yra maistas, iš kurio yra ištraukta drėgmė, kitaip sakant, liofilizuotas. Tas labai sumažina jo svorį ir padaro, kad jis galėtų labai ilgai. O jo skonis yra kaip tikro maisto, nes čia ir yra tikras maistas, tik iš jo ištraukta drėgmė. Porcijos sveria aplink 100 gramų ir juose būna aplink 500 kalorijų. Ir viską pasiruošėt maždaug per 10 minučių. Tai yra vienareikšmiškai skaniausias turistinis maistas, kokį man yra tekę valgyti. Dar pamiršau paminėti, kad jums nedvejotinai reikės įrankio. Vanduo užvirė. Atsidarot pakelį. Būtinai išėma drėgmės surinkėja. Čia matot mūsų vištieną su ryžiais ir kariu. Spaudžiat pakelį ir luktelit. Palaukėt, galit pasišildyti rankas. Sėdint vietoje ant vėjo tikrai nėra jau taip super šilta, dėl to jūsų karis galbūt ras vietos ir po jūsų rūbais. Rankos kišenėse ir jos šyl, ir pilvs šyl, ir mais šyl. Viskas šyl. 8 minutės ragaujam. Matau ryžius, matau mėsą ir matau daržovės.
nėra labai intensyvus kario skonis, bet tikrai ne tas skonis, kurį rinkčiaus pirmą. Bet mais geras, jo skonis tikras, ryžiai, mėsa, būtent tai, ko reikia einant. Šiaip tai visai skanu. Bet kad ir kiek čia skanu, nėra skanesnė Tactical Food negu Tactical Food su bulvėm ir šoninė. Žiauriai paėjęs variants, žiauriai. Bet man labai patink bulvės, gal jums labai patink karis. Ryžių traškinys su mėsa. Gal reikėtų sakyti karis su ryžiais. Duočiau kokius 7, bet jūsų patirtis gali skirtis. O mums jau reikia eiti, nes dienas labai trumpos. Vėl atkarpa tarp namelių. Jų tikrai nėra daug, bet kars nuo kartą vis tiek save pagaunu piktindamasis, kaip aš čia dabar prie tų namų turiu vaikščioti. Bet tada prisimenu, kad tai yra takas aplink Vilnių ir kad aš kokie 3 kilometrai nuo savo namų. Tai negali per daug piktintis. Gaunam šiek tiek lietaus, bet saulutė šviečia, per daug nepergyvenu dėl to. Turėtų greit viskas išdžiūti. Bet jeigu jisai paintensyvėtų, tai aš pradėčiau galvoti, kur pasislėpti trumpam, nes tikrai nesu apsirengęs taip, kad išgyventi stiprų lietų. Išgyventi. Nenumirti. Takas aplink Vilnių, pliusai. Jeigu ką išsikviesit Boltą. Jau į pabaigą 3 atkarpą. Vėl grįžom į šiokią tokią gamtą. Ir ačiū Dievui, nes taip 3 atkarpą vertinčiau gan vidutiniškai, taip, nekaip. Labai daug ėjimo pro pastatus. Pavilnius visus teko pereit, naujininkus pereit teko ir dar tokiom pavieniam vietom palei namus vaikščioti. Pirmas 2 atkarpas buvo tikrai geresnės negu 3. Ypač 2. Ši atkarpa buvo žymiai mažiau kalvotesnė. Gal ne kiek mažiau kalvotesnė, bet lipti kalvas mažiau reikėjo. Ir buvo ganėtinai slidžiau, bet man atrodo, čia ne nuo atkarpos priklauso, nuo oro sąlygų, nes yra drėgniau ir visur nukritę lapai ir jie gan slidus. Dėl to batai turbūt su geru protektorium. Jau kaip praeitą kartą sakiau, kad su bet kokiais kedais gali ateiti jau čia sudėtingiau. Čia žmonės gyvena, besidžiaugdami gamta, o čia 3 atkarpos pabaiga. 4 atkarpa bus Burbiškės žemieji paneriai. 14 kilometrų. Reikia eiti. Turim dar kokias 2 valandas šviesos. Maksimum 3. Man ten net nereikėjo. Bet kad ir 4 atkarpą prasidėt prie žmonių, aš žinau, kad jinai bus gera. Čia esu ir ėjęs, ir bėgęs, ir dviračių važiavęs, ir net varžybose dalyvavęs. Būtent čia, tuose minkštuose ir stačiuose kalvelėse, vyks vienas iš šlikščiausių varžybų, kokiuose esu gyvenime dalyvavęs, X-trasa. Bet šlikščiausias jos yra iš gerosios pusės, kad ir kaip keistai tai skamba. Ir šitam kalvelių ir miškų masyvė, jeigu darai tinkamus posakius, labai ilgai gali vaikščioti, nesutikdam žmonių ir nepamatydams jų namų. Kažkaip pažiūrėsim, kur takas aplink Vilnių mus nuves. Bet turėtų būti gerai. Negalima. Sakė, radas sprogmenį. O tai dabar galvoju. Einam šiek tiek ne ten, kur reikėtų, nes ant Vilniaus tako rado sprogmenį. Matau, kad reikės daryti dar didesnį lanką, bet nei protingas trintis ten, kur rado sprogmenį, nei noriu darbą žmonėms trukdyti. Į to labiau nenoriu, kad mane sulaikytų kokiam pusvalandžiui ir klausinėtų, kad aš toks drumstai einu prie sprogmenį. Einu aplinkui. Bet vis didėja šansas, kad vaizdelis baigsis tamsoj. Nežinau, kaip jom matos tie kalniukai, bet aš žinau, kaip jie jaučiasi. 4 atkarpa vienareikšmiškai geriausia kol kas iš 4. Apart to, kad nei vienoj beveik nebuvo jokių žmonių, čia irgi nėra žmonių, bet čia gamta natūralesnė. Ir kadangi čia slėnis ant slėnio visiškai nesigiržo aplinkinė miestą. Nors jis jau gan atitolė šiek tiek. Ir tie takeliai tokie sudėtingesni vėlgi, net ir oficialiam puslapio trasos sudėtingums yra įvardins kaip labai sunkus. Ir dėl žodžio labai galbūt galima diskutuoti, bet tikrai nėra lengva. Tai jau jeigu labiau mėgsta sėdėti ant sofos, tai 4 trasa ne jums. Nu, labą dieną.
Dop. Jis didelis. Daug tačių įkalnių. Ir paviršius tikrai nėra pats lengviausias. Buvo nemeluota su parašymu, kad trasa sunki, galbūt net labai sunki. Užlipi, pasidžiaugi ir lipi žemę. Burbiškė. Spėkit, ką ten matom. Turit variantą, jau spėjot? Pataikėt? Nes aš nuspėjau. Absoliučiai nesvarbu, koks ors. Ketvirtoj trasoj jums reikia labai gerų batų su labai geru protektorium. Nes ar sausa, ar šlapia, šitom įkalnėm jūs lysit žemyn, kad ir net ir su gerais batais vis tiek bandysit lyst žemyn, tai būtinai geri batai. O savo batus, aišku, renkatės getbėgti. O savo batus, aišku, renkatės getbėgti. Įkalnė. Vėl laukiu jūsų spėjimo. Ar jūsų spėjimas buvo įkalnė, kuris stati kaip siena? Nes tik tokiu atveju pataikėt. Labą dieną. Keli šimtai metrų civilizacijos ir keli soliukai, man atrodo, visai graži vieta pabandyti antrą tactical foodą, nes jau yra 20 km. Ir visą tai darysim greitai, nes greit sutems. Manau, dar ir pamatysit mano prožektorių. Šįkart vėl vištiena. Vištiena su makaronais. 200 ml ir 8 minutės kaip ir praeis. Profesionalus patarimas. Vanduo žymiai greičiau užverti, jeigu jį virini ne ant vėjo. Nepamirškit pamaišyti supylę viską. Pamaišom. Galbūt nuspėjęs, kur antras pakelis rado prieglobstį. Labai faina, žinokit. Nes vis tiek einant sukaisti, sustoji, pradedi vėstysti tą į vidų, vis tiek šilta būna. Atrodo kaip makaronai su vištiena. Ir visiškai jokio skysčio neliko. Su užpilama sriubytė nesumaišysi. Švelnu, skanu, šilta. Bet aš galvoju, kad gerai, kad nepridėt labai daug prieskonių, nes galbūt jums tai nepatiks. O dasimės žiupsnį prieskonių nėra tikrai sunku. Šitam rašau 8. Šiaip ganėtinai panašu, tik čia visiškai nėra kario. Po 2 galnėlių man tikrai šito reikėjo. Bet jau turim labai judintis, nes liko apie 9 km ir valandą šviesos. Ten pajudėjus nuo ten, kur valgiau, buvo gan plokščiau kurį laiką ir galvau, kad kalniukai pasibaigė, bet oi ne, toli gražu ne, dar kalniukų. Bet po makaronų aš jam pasiruošęs. O, vaikyti. Nemaža tiesio asfaltų palei gatvę. Palei pavienį namą. Bet žmonių mažai, mašinų praktiškai šito toj gatvėje nėra, tai būna ir blogiau. Grįžom į kelią. Šiek tiek nuklydau nuo kelio, nes tamsoj nepamačiau ženkliuką. Dėl to išėjom į gatvę. Šiaip nebūtų reikėjo išeiti į gatvę, bet ten keli šimtai metrų dasidėjo. Einam toliau keliuku. Tokiu oru būtinai neškitės prožektorių, nes sutems labai greit, o be jo nieko neras. Liko porą kilometrų jau į pabaigą. Tai antra dalis 4 trasos yra žymiai lengvesnė. Maždaug nuo pusiaukelės taško, kur pavalgiam,
pasidarė žymiai lengviau, žymiai plokščiau, kad ir dabar į kalną lipu. Bet turint omeny, kiek fiziškai reikalaujant ir intensyviai yra pirma dalis tos 4 atkarpos, tai visai džiugu, kai antra dalis yra ganėtinai lengvesnė. Ir tikrai turėkit omeny, kad 4 atkarpa nėra poilsis gamtoj, tai yra fizinė veikla gamtoj. Einam atgal, antrą ženkliuką praleidau tamsoj. Aišku, kad mes čia, kad ir tamsoj. 3 atkarpa, ne kažką. 4 atkarpa žymiai geriau, bet nusiteikit, kad reikės dirbti. 3 atkarpa 12,5 km, 4 atkarpa 14 km. Su nuėjimu iki pradžios taško gavos apie 30 km. Būtinai pasimkit pavalgyti ir būtinai pasimkit gerus batus. O ir tą rasit getback.com. Iki kito karto. Iki.